This is my fourth time when I am here, and I am every time looking forward to coming here because the area here, especially around the track and the paddock, it's a great, and it is not only for a European Championship. I said when I was here first time, it's also for Juniors World Championship. It is the fourth time for me, and I think so fifth time of the European Championship here in Šiauliai. This is the special event because it's a semi-final of two zones, North Zone and Central Zone. The riders are qualifying to final in Loket in Czech Republic with the MXGP event, and that's great. Therefore, it's this event here in Šiauliai so special. Metais iš tikrųjų mano tikslas buvo ir bendroje įskaitoje būti tarp top 3 Europos čempionate, bet atsitiko gyvenimas ir dabar aš stoviu čia su pitbordu, skėčiu ir kuprinė mechaniku. Sužinojau, kiek galiu tarp Europos važiuotojų ir labai faina, kad galėjau tokioj trasoje pavažiuoti, nes Lietuvoje per čempionatus tokių vėžų tikrai nebūna, tai tikrai džiaugiuosi, tikrai gera patirtis. Pasimokiau pamokų, kad reikia daugiau treniruotis, nes visi labai stiprus ir per išmuštą trasą ir per lygę. Ir aš tik neseniai grįžęs po traumos, tai man dar sunku atsigauti, bet šiaip viskas gerai.